Gerai, misija pakabinti vėliavą ant didžiausios kopos. Aš leisiu su pašikliuku. Nemaža, ne? Indrė, jeigu tau sunku eiti, tai tu nebeini. O čia kažkur būtų visai gražiai. Ne? Paleis tada ir pabūti. Ne, aš užlipsiu. Žiūrėkit, kur mes esame aukštai. Štai ten yra mašinytės, ten yra trasa Dakaro. Ten mūsų kolektyvo dalis. Reikėtų raudoną. Gal dar jūs biškį? Į priekį vainiau, nereikia? Nu mes esam, nežinau, kaip apibūdinti šitą gigantomaniją kopų. Pakeliam biškį. Gal pagaus vėjas tiesiog. Mindė, tu mūsų vėjas esi. Ja, Mindė, mes kratam Mindė. Smėlį į burną. Pala. Pala, aš Gerai, palaukit. Vidurinė, Klausykit apačioj hebrytę. O reikia ją žemiau gal nuleisti, ta geltona nesimato gal? Ar matosi? Ne, matosi viskas gerai gal to. Paleiskit, gerai? Nu okei, tai dabar viršų reikia užkasti normaliai. Tu netingi, gali biškį paleisti. Gal geriau bus. Tai dabar apačią, žinokit, paliekam, viršų pritvirtinam ir užpilti reikia gerai. Užpilti jaučiu reikia padaryti duobę, suprantat, slengsti padaryti laiptą, apačioj po vėliavą. Ir tada užpilti ant viršaus tą vietą. Nes kitaip čia tas smėlis stačiai ir nuredės. Kokios nori? Pažiūrėkit. Gerokai geresnė. Nu bet sutikit, kad kopos ir kalnai vienoje vietoje yra kažkas magiško, ne? Aš ten kažkurią dieną sėdėdamas, kur... Žiūrėkit, kokioje esam crazy vietoje, visiškai kopa gigantiška ir ten yra trispalvė pakabinta. Tuoj parodysiu. Bet ta vienas nedidelė, taigi persvaros vieta. Žiūrėkit, kur mes esam čia. Lipdukas mūsų vėliava atrodo. Ten jinai iš vis atrodo